and sit in a chamber behind the eyes. Ir kaip ir sėdėkite, susitelkite į tą vietą, į tą erdvę, kuri yra už akių, į tą kambarį. We will imagine that the body is a house. Ir įsivaizduokite, kad kūnas yra namas. It's a tall house with 6 stories. Tai yra aukštas namas 6 aukštų. And we are on the 6th floor behind the eyes. Ir mes esame 6. aukšte, kuris yra už akių. The other stories are below at the different energy centers. Kiti aukštai yra žemiau skirtinguose energetiniuose centruose. We want to stay at the 6th center, O mes norime likti 6. centre, behind the eyes. už akių. In the space behind the eyes, we will pick up a chair. Ir toje erdvėje, kuri yra už akių, mes pasiimam kėdę And we'll sit on that chair behind the eyes. ir atsisėdame į tą kėdę už akių, anapus akių. We'll sit there and look at the scene in front of us. Ir mes atsisėsim tenais ir žiūrėsime priešai save. On the side of the chair, we'll place a small table. Taigi, toje pusėje, kur yra kėdė, mes pasidėsime mažą stalą. This is all done by imagination. Viskas yra daroma vaizduotės dėka, vaizduotėje. On the table next to our chair, we will place a vase of flowers. Taigi, ant to stalo šalia kėdės padėsime vazą gėlių. We'll also place a drink in a cup. Taip pat ten padėsime vandens, gėrimo ir puodelį. And we'll have a plate of our favorite snacks. Ir taip pat pasidėsime į lėkštę savo maloniausio, mėgiamiausio užkandžio. When I will give you the instructions, then only you will pick up one of these things. Ir tada, kai aš jums teiksiu instrukcijas, jūs pasiimsite vieną iš tų dalykų. So close your eyes. Taigi dabar Imagine you are sitting on the 6th floor of your house behind the eyes. Taigi jūs užsimerkite ir įsivaizduokite, kad sėdite 6. aukšte, kuris yra už jūsų akių. So you have a very nice chair to sit on. Taigi įsitaisykite, pasiimkite labai patogią kėdę. It's imaginary, so it's free. Taigi tai yra įsivaizduojama, todėl visiškai laisva. You can pick up the best one. Galit pasirinkti kokią nori pačią geriausią. See that on your right side is a small table. Ir matykite, kad dešinėje jūsų pusėje yra mažas stalas. And there is the vase of flowers. Čia stovi vaza su gėlėmis. There is a drink in a cup. Yra gėrimo ir puodelis. And there is a plate of snacks. Ir lėkštė su valgiu. Now pick up the flowers from the table and bring them in front of you. Ir dabar pasiimkite gėlės ir tiesiog prieš save pasidėkite. Laikykite prieš save. Look at the flowers carefully. Ir labai atidžiai stebėkite gėlės. Have you seen these flowers before? Ar esate anksčiau matę šias gėlės? What is the color of these flowers? Kokia jų spalva? Do they look different? Ar jos skirtingos? Do they change while you are watching them? Ar jos keičiasi tuo metu, kai žiūrite jas? Draw them to your nose and smell the perfume in the flowers. Prisitraukite jas prie nosies ir pakvėpuokite, koks jų aromatas. See what is the smell. Kaip jos kvepia, kuo kvepia. Have you had that smell before? Ar kada nors esate uodę tokį kvapą? Do you like it? Ar jums patinka šis kvapas? Now look at the flowers again. Dar kartą pažiūrėkite į gėlės. Do they still look the same? Ar jos vis dar tokios pačios, taip pat atrodo? Now put them back on the table. Dabar padėkite jas vėl ant stalo. Now pick up the cup with the drink Dabar pasiimkite puodelį su gėrimu and look at the drink in the cup. ir žiūrėkite į tą gėrimą puodelyje. Take it to your mouth and take a sip. Taigi prineškite prie burnos ir gurkšnelį paragaukite. How does it taste? Koks skonis?
Is it a normal taste or is it different? Ar tai normalus skonis, ar kažkoks tai Have you had kitoks? this? Have you had this drink before? Ar jūs kada nors anksčiau esate tokio gėrimo ragavę? Take another sip. Dar gurkštelėkite. Does it still taste the same? Ar skonis vis dar toks pat? Now put the cup back on the table. Padėkite atgal puodelį ant stalo. Now pick up the plate of snacks. O dabar pasiimkite lėkštę su valgiu. Are these your favorite snacks? Ar čia jūsų mėgiamiausi užkandžiai? Look at the snacks. Žiūrėkite į tuos užkandžius. Now eat some of them and see the taste. Dabar pasiimkite ir suvalgykite kažką iš ten ir jauskite skonį. Is the taste the same that you always had? Ar toks pats skonis, koks ir visuomet? Is it a different taste? Ar tai yra kitoks skonis? Eat some more. Dar suvalgykite. Dar keletą suvalgykite kąsnelių. Does it still taste the same? Ar skonis vis dar toks pat? Now put the plate back on the table. Padėkite lėkštę vėl ant stalo. Keep your eyes closed Vis dar būkite užsimerkę, till I count 5. kol suskaičiuosiu iki 5. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Open your eyes. Atsimerkite. Welcome back to this world. Sveiki sugrįžę į šitą salę. How many of you enjoyed this experiment? Kam iš jūsų patiko šitas eksperimentas? How many of you were able to see the flowers? Kiek iš jūsų galėjote matyti gėles? Did anybody see flower that they have not seen in this world? Ar esate kas nors iš jūsų, ar matėte gėles, kurių šitam pasaulyje nesate matę? Very good. Labai gerai, I'm very happy that Labai you saw gerai. something new. kad pamatėte kažką naujo. How many of you were able to smell the flowers? Kiek iš jūsų galėjote užuosti kvapą gėlių? How many of you could smell? Kiek iš jūsų galėjote uosti How many of kvapą? you liked the smell? Kiek iš jūsų mėgote tą kvapą? Did anybody smell the flower that was different from the other perfumes they've had? Ar kas nors jautėte kitokį kvapą, negu kad paprastai tos gėlės turi? Very good. Labai gerai. Good. How many of you were able to identify the drink that they had? Kiek iš jūsų galėjote įvardinti gėrimą, kurį turėjote? Did you like the drink? Ar jums patiko gėrimas? Very How much. many of you found a new drink? Kiek iš jūsų turėjote visiškai naują gėrimą? Very good. Labai gerai. How many of you enjoyed the snack? Kam iš jūsų patiko užkandžiai, maistas? Very good. How many of you still have the taste in your mouth? Kiek iš jūsų dar vis turite skonį burnoje, jaučiate? Very good. Labai gerai. How many of you got a surprise? Kiek iš jūsų nustebote? It was different than what you expected. Nes tai buvo visai kas kita, negu kad tikėjotės. Very good. Labai gerai. What was the idea of this experiment was to show you that Taigi- these perceptions are not based upon the physical senses, they arise inside. Taigi va šitas pratimas parodė, kad šitie potyriai yra paremti ne mūsų fiziniu suvokimu, bet tuo suvokimu vidiniu. Even if this physical body is not there, we have all the perceptions intact. Jeigu netgi ir nėra mūsų šito fizinio kūno, visi tie pojūčiai yra vis tiek. Even after the body dies, these perceptions are still there. Netgi jeigu šitas fizinis kūnas miršta, visi pojūčiai išlieka. The body that contains the perceptions which you experience now is called the astral body. Taigi tas kūnas, kuriame yra visi šitie potyriai, kuriuos jūs patyrėte, vadinasi astraliniu kūnu. That body was there before you were born. Šitas kūnas buvo dar ir prieš jums gimstant. That body will be there after you die. Šitas kūnas išliks ir po jūsų mirties. It has a much longer life than physical body. Jis daug ilgiau gyvena negu kad fizinis kūnas.
It transfers from one form of physical body to another form of physical body. Jis tiesiog pereina iš vieno fizinio kūno į kitą fizinį kūną. It looked imaginary right now. Taigi jis dabar atrodo kaip įsivaizduojamas. When you go, by forgetting this body, it will be more real than this body. Tačiau kada jūs sugebėsite pamiršti šitą kūną, kuo labiau šitą galėsit pamiršti, tuo labiau tas darysis tikras, realus. These two experiments were done just to introduce you to the subject of meditation. Taigi šitie du eksperimentai, mes juos atlikom dėl to, kad kaip ir įvesti jūs į meditaciją. Now we will start the actual meditation. O dabar pradėsime tikrąją meditaciją. The purpose of the